Ką reiškia sapnuoti kūdikius? Sapnai apie kūdikius iš esmės nėra kažkam labai blogą pranašaujantis sapnas. Šie sapnai dažnai įspėja apie artėjančias bėdas, tačiau taip pat praneša ir geras naujienas. Jeigu jums gimsta kūdikis, ateina geri laikai. Matyti nesveiką ką tik gimusį kūdikį padarysite klaidų, dėl kurių vėliau turėsite bėdų. Matyti daug kūdikių laukia vargai ir bėdos. Kūdikį regėti ištekėjusiai moteriai laukia laimė. Kūdikį regėti mergaitei perspėjimas neapsigauti. Kūdikį regėti našliai pajuoka. Gražus kūdikis, geras ženklas, laukia geri metai. Negražus kūdikis laukia vargai. Maudyti kūdikį rasite išeitį iš sunkios padėties. Girdėti kūdikio verksmą ateina neramūs laikai. Miręs kūdikis liūdesys. Regėti kūdikio drabužius laukia rūpesčiai. Sapno detalių svarba. Norint tiksliau interpretuoti sapną apie kūdikį, svarbu atkreipti dėmesį į šias detales. Kūdikio lytis. Ar kūdikis buvo berniukas ar mergaitė? Kūdikio elgesys. Ar jis verkė, juokėsi, miegojo, žaidė? Jūsų vaidmuo sapne. Ar buvote tėvas, motina, globėjas, stebėtojas? Jūsų emocijos sapne. Ar jaučiatės laimingas, nerimastingas, išsigandęs, mylintis? Visos šios detalės gali padėti geriau suprasti jūsų sapno prasmę. Jei norite gauti išsamesnę ir asmenišką savo sapno interpretaciją, aprašykite jį komentaruose ir mes jį išnagrinėsime. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.